nemeluosiu. Labai geras kebabas. Liuksas. Pažiūrėjau traškę mėsytę. Eina savo, šiaip nemeluosiu. Labai geras kebabas. Aš su tiek negatyvo atėjau čia karočią ir dabar tokį gerą gavau. Nebesvaig. Nežinau net ką pasakyti. Aš esu šiuo momentu be žodžio. Kebabas skanesnis, bet kažkaip trūksta kažkokio prieskonio man. Bet šiaip toks sultingesnis negu točias buvo. Toliau valgant pastebėjau, kad tikrai yra per daug kopusto. Nes daugiau nieko be kopusto šiuo momentu daugiau iš skonio pusės nejaučiu. Mažo kebabo kaina yra 5,90. Kas yra šiaip gan brangokai už tokį kebabą, kokį gauni. Čia yra daugiau kopusto negu mėsos, tai iškart toks nusivylimas pareina. Prieinamumas. Liukso kebabinė nedirba nuo 3 ryto iki 10 ryto. Iš to, ko tikėjausi, prastesnė versija, tą, ką galvojau, kad gausiu, tai nežinau, liūdna net. Tai neįdėjo servetėlių, tai definitely eina į cutierą, net šiaip labai nusivylęs. Gerai, aš tada dar vieną dalyką galai. Šits kebabas kaip Khujovo istorija. Iš pradžio atrodo, kad bus vilties, bet kuo toliau, tuo blogiau eina. Aš negaliu, mane tai nervina, aš išeinu. Palieku tave. Ką man su tom padažiniam rankom daryt?